Sveiki visi, jau po renginio įspūdžių ir akimirkų spėjom suvalgyti ir ledų porciją. Tai Tomas dar nemnioja, žiaumoja. Tai antrą kartą šiais metais žieminė ekspedicija pasisekė, netgi prie tokios žiemos, kurios ant vienos rankų pirštų galima suskaičiuoti, kiek sniego yra. Tai visus nuotykius pamatysit netrukus video. Ir Tomai, gal tu kažką dar turi pasakyti? Jo, šiaip labai smagu, kad po 5 metų pertraukos pakartojom šitą trasą. Kaip ir sakiau, kad viena geriausia, kokybiškiausia, tai iš tikro objektai stulbinantis, nors ir vietinės reikšmės, bet grožis neišpasakytas, apleistų objektų yra neapleistų gamtos objektų, žodžiu. Patys labai kaifuojam pravažiuodami, labai smagu, kad susirinko nuostabus dalyviai. Ir senų, ir naujų. Tai ačiū Jums. Nu ir ką dabar, laukiam Vilniaus istorijų, ekspedicijos ir Kauno istorijų kovo mėnesio. Tai iki greito susitikimo. Iki greito susitikimo ir aš pridursiu, kad būtų lengviau mums sudarinėti ir išvažiuoti. Tai jeigu nesunku, paremkit mus Contribui. Tai ačiū Jums, iki kitų kartų. Tai labą dieną visiems iš toli atvažiavusiem. Šiandien labai tokį irgi mišrų ekipažų šitą sudėtį mišrę turim. Tai Jonava, Kaunas, Joniškis, Vilnius ir tikriausiai dar kokių kaimelių suskaičiuotumėm. Smagu, kad per Winterrally susirinkom sąlyginai gausiai ir važiuosim šiandien bene geriausia ir kokybiškiausia mūsų trasa per visą mūsų 6 jau metų istoriją. Ukmergė šiaip, kas Ukmergė yra buvę, tai žinot, kad čia yra dvarų žiedai, čia aplinkui pasivažinėt, pamatyti yra ko ir kraštovaizdžio ir visokių objektų. Tai šiandien mes taip gan koncentruotai pirmoji daly važiuosim palei objektus ir šiek tiek lengviau ir daugiau važiavimo antroji daly bus. Ką, mes esam Ukmergėj, esam Pabaiske, miestelis va ten mums iš kairės, stovim Pabaisko mūšio lauko vietoje, nors aišku iš tikro tas mūšis vyko ganėtinai plačiai. Čia mes kalbam apie 1430 metus maždaug, apie LDK laikus, kai mirė kunigaikštis Vytautas ir LDK vadžios turėjo nukeliauti į Lenkų pusę, tai yra Jogailai. Viskas būtų šitam mūšį tarp dviejų šitų kariuomenių buvę kitaip, jeigu ne lietus ir nepatvinęs Žirnajos upelis, kuris Švitrigailos kariuomenę, visą tą 15 000, tarkim, yra šaltinių, kur teigia, kad tiek viena, tiek kita kariuomenė turėjo tuo metu šitoj vietoj sutelkta apie 15 000 žmonių. Tai Švitrigailos kariuomenė, tas upelis šiek tiek praskaldė ir Kęstutaitis tada pamatęs visą šitą galimybę, aišku, ne jis tikriausiai pats, o visą jo ten tą karinę vadovybę, Švitrigailos kariuomeniai davė labai gerai į galvą ir labai daug paėmė ir nelaisvę, aišku, daug žūta buvo, o Švitrigaila pats pabėgo berods į Polocką, jeigu neklysta. Tai čia buvo tas kertinis objektas, kai mūsų LDK istorijoje taip šiek tiek tų istorijos kreivių atsirado. Tai šitas ąžuolynas buvo pasodintas tą progą. Prieš 5-6 metus nebuvo nei pavėsinės, buvo tik koplytstulpis. Tai iš principo labai Ukmergės kraštas šitą vietą didžiuojasi ir nepamirštama iki šių dienų, vasario 16 dieną mes trasą tikrinom. Tai buvo šitas respublikinis bėgimas skirtas vasario 16 proga, kuris vyko nuo Pabaisko iki Ukmergės. Tai dalyvių buvo labai daug, Pabaiskas buvo labai gražiai pasipuošęs, kaip matėte iš nuotraukų, visur trispalvės iškabintos. Jie tuo didžiuojasi ir aišku yra kuo didžiuotis tokioje vietoje gyvenant. Dabar, kai važiuosim pro Pabaiską, pasuksim į kairę pagrindiniam aikštei ir pamatysim dešiniai pusėje tokią akmeninę didžiulę bažnyčią. Tai ta bažnyčia irgi atsirado ne veltui, aišku, ta akmeninė, jinai jau 1800 kažkelintais metais buvo pastatyta, bet toj vietoj Kęstutaitis
Žygimantas tą progą, kad čia jis nugalėjo, pastatė bažnyčią. Tai 1438 berods metais jis pastatė ir taip tas Pabaisko miestelis pradėjo savo gyvavimą, kuris iki šiol visai neblogas. Ir kai mes kartais važiuojam Lietuvoje per kaimelius ir sakom, liūdna, žiūrėk, tai ten tik sodybos, tik vasarą atvažiuoja. Pabaiskė nevelnio, daug gyvenančių, parduotuvė veikia, bažnyčia veikia ir judesys sukasi. Tai apskritai Ukmergės rajonas, sakyčiau, visai gyvas, tai pasidžiaugim ir šiandien stenkimės tuo pasimegauti. Tai šokam į mašinėlės ir važiuojam. Pašalom biškį, ne? Aha, pašalom, jo. Bet gal biškį geriau negu anakart, nes labai pirštus anakart sušalau. Ten buvo šaltis. O dabar vėjas. Kiek šiandien kilometrų laukia? Laukia apie 78 kilometrai. Pagal mūsų senasis ekspedicijas 8-9 valandas, bet aš tikiuosi, kad apie 7 susisuksim. Taip atrodo startas mūsų. Ekspedicijų biškį pašalom, bet nieks praktiškai nevėlavo, varom toliau. Kada pirmas sustojimas maždaug nusimato, neatsimenu netgi. Už 15 minučių maždaug prie koplyčios, bet dar iki to labai fainas pravažiavimas pro pelkę ir pro senas kapines bus. Apvažiavimo turi, arba ten senas gal kelias buvo. Arba ten panašu, kad malkautojų, nes malkų krūva sudėta. Oho, čia jau rimti reikalai. Per 5 metus buvo Vėžės, bet ten su Foriku dar Justina važiavo pirmą ekspediciją. Ir čia skersai šokinėjo, dar nebuvo tokių, o čia jau... jo. Čia pavasarį, rudenį jau tikrai nestandartams. Čia gervės nėra labai kažkur. Yra kur dar, bet nepatogiai. Turim, tai tikrai normaliai. Pamatys tokią didelį aikštelę. Gerai. Gerai, įsirikiuojame vieną lygią liniją. Vieną lygią liniją. O jūs, gerbiamoji, neišvengsite irgi. Nesvarbu, vieną lygią liniją. Lygia, jis turės palygiai. Ramiai. Labą dieną visiems. Esam klubas Miško broliai, rekonstruojantis partizaninį judėjimą pokario metais, 1944-53 metai. Mes esam sovietiniai raketiniai bazai. Mūsų šios dienos labai trumpa edukacija, ekskursija. Papasakosime apie partizanus, pasieisime muziejų, papasakosime taip, kaip gyvena mūsų seneliai protėviai 44-53 metais. Taip, dabar įsiskaičiuojam. Visi, 1, 2, 3 ir taip toliau. O tuo laikotarpiu, kad nenuvažiavau, galiu papasakoti jums apie šitąją bazę, kas čia buvo, gal skaityta kažkas? Gerai, uždedam. Kas buvę ir veikia? Ir rankantėdės. Ir einam atgal kolko ištiesi pilnai rankų. Taip, tai šita bazė buvo pradėta statyti 1958 metais ir 62 metais jau pilnai jinai buvo veikianti. 8 vidutinio nuotolio raketos buvo saugojamas, bet čia šitoj bazėje buvo saugomas tik tai tuščios branduolinės galvutės. Ten galiai yra angarai, kuriuose buvo
laikoma. Branduolinės gamybos buvo laikomas Priešpas, Kaimas, ten irgi yra bazė ir Vepriuose buvo laikomas. Kažkaip saldesni, kiti aštresni. Miksas turėtų būti čia. Bet jie nebus geras. Nu dar palaukime. Bet esmė, kai džiovintas, po to jis išbrinksta, atsiranda aštrumo po to su man. Yra vaikų tarp mūsų, tai gal nedėk daug. Čia tie patys, kur prasilenkia. Nu jo, bet tu dabar jau šeimų. Nu aš labai mažai dėjau, įsidėsit, kas norėsit. Biški aštru. Nu šiek tiek yra, bet Bet nėra, kad nemaloniai. Palauk, nu... Eik, tu nuplausi paskui. Viskas, kas norės, čia tada galės įsidėti. Druskos, pipirų ir čili. Vienas šiltnamis pomidorų, kitas agurkų, trečias arbūzų, dar lauke ir dar
pipiriukus, paprikas ar panašiai. Šliaktus senas. Viskas, jo, neškitas dubenėlis. Ir štai čia juodosios archeologijos, na tiesiog taip negalima, liūdna iš tikrųjų, liūdna. Wow, ten vos ne patalpa iškasta, kažkas įlindė, ieškojo lobio, tikėjo legendom, liūdna. Jo, tikrai taip, jau beveik Vilnių primena, sakytum. Atvarėm į garbingiausią vietą Ukmergės, Gedimino pilį, Gedimino bokštą. Jis čia stovi ne veltui, jis buvo pastatytas Lyduokiuose 1928 metais pagerbti Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui. Ir yra tokia nuotrauka, kai šitas pašto ženklas padarytas buvo Lyduokiai, Lyduokių Gedimino pilis ir Lyduokių pradinė mokykla, kur ten senesnis pastatas ties tais beržais. Tai labai smagu, kad yra dar tokie išlikę dalykai. Aišku, pilis stovėjo, kaip manot, neilgai, 49 metais, staiga jinai sugriuvo, nes buvo sunaikinta sovietų, nes kaip gali tokiam kaime būti kažkas tokio, žinai, tokio nepriklausomybės menančio. 1928 metais, kaip ir atrodo metai, kaip ir tvarkingi, bet statė žmonės su didelę baimę. Tie, kurie dirbo oficialius darbus, nebuvo kažkokie ūkininkai, kažkokiose kontorose dirbo, tai jie prie šitų statybų arba neprisidėdavo, arba prisidėdavo tik tais absoliučiai paslapčia, nes buvo baimė, kad jeigu sužinos, bus šakės. Tai čia dažniausiai yra parašyta, kad dažniausiai moteris stengdavosi viešumoje kažkaip stengtis
rodytis, kad vyrai nepakliūtų į tą matymo akis. 28 metų. Nu ką, sugriovė 49-ais ir kai mūsų grupės gidas sakė, kad partizaninė veikla vyko iki nepriklausomybės atgavimo ten 90 metų, ir su juo šiaip labai sutinku, nes 89 metai Lyduokiuose šita Gedimino pilis atstatyta jau, ne? Tik kvapas nepriklausomybės atėjo, visi paėmė į savo rankas iniciatyvą ir atstatė. Aišku, nuo 89 metų praėjo daug laiko, pradėjo ir plytos dūlėti, tai 2018 metais padarė rekonstrukciją pilies. Tai ką matom, čia jau yra 2018 metų vaizdas. Kaip nebūtų keista, inicijavo Lyduokių moterų bendruomenės užimtumo centras. Ai, tiesa, konkursas, tai va, pažiūrėjom. Ir... Aš tu atnešiu raktelius du. Tu atneš prizą. O prizą... Bėgam prizo. Bėgam. Tai va, tai labai smagu, šiaip į pabaigą susilaukė nemažai tų patiktukų ir jeigu ten konkursuose būna tenai, gal tas galėjo, gal anas galėjo, tai šį kartą vienareikšmiškai šitas prizas mūsų priklauso Rolando ekipažui, nes net 2 nuotraukos, kurios yra aukštumoje ir tik 3 yra kito, tai Rolandai. Nu tai viskas. Chebra, ačiū jum. Gerai, nesakau šiandien vakare, bet rytoj bus paskelbti 3 renginiai. Super. 3 renginiai kovo mėnesį. Vilniaus istorija, ekspedicija ir Kauno istorijos. Sekit. Pagaliau, ne? Pagaliau. Dėkui jau. Ačiū, kad atvažiavot ir iki kitų kartų turbūt. Iki. Viso, ačiū. Iki. Dėkui, malonu. Einam į parduotuvę.